Es pamanīju, ka Didi vienmēr atradīs, kur apsēsties. Viņš vienmēr sēž, kas vienmēr redz, viņš vienmēr sēž. Vienmēr visu laiku. Man īstenībā mēs varētu izvilkt visu video, ka mēs ejam pie viņa iekšā birojiņā. Viņš vienmēr sēž. Kur tur atrada krēsliņu, smuku stūrīt ielīd un apsēdās. Kad tu pēdējā reizi picu ēdi? Vakar. Ir bijis nedēļa, ka neēd picu. Ir bijis 3 mēneši, ka nēdu. Kāpēc? Tā intējas. Nē, zin kā, ir baigi, nav tā, ka es ēdu katru dienu picas. Parasti ēdu mēnesī reizi 2 maksimums. Tā. Kāda ir tava mīļākā pica? Man principā ir bomba, īstu veču un mājas 3 favorīti picas. Nu, tās tādas jaudīgas īstu veču. Klausies, labi, gan īsti iekās atskriet, bet pats vispār ārpus savas picerijas. Es kaut kur ēdu. Jā, vai protams. Kur kādas tavas mīļākās vietas? Maķīts laikam. Skatos to video, ko tu filmē, reāli tik rēcīgi izskatās. Reāli man iepriekš tā nebija. Thank you. Oh no. No. Yeah. Do it! Just do it! Bruh. Dagi gocni lama stvaleb, s čim za vsadski gana svaleb mi hvaha. Šenti svatstvo će mi suli, šenti svese će mi guli, guli. Mokytojai ir moksleiviai vos užbaigę mokslo metus su nerimu laukia kitų. Ministerija pernai žadėjo atnaujinti dalį vadovėlių, tačiau mokyklų jie taip ir nepasiekė. Maža to perspėjama, kad fizikos, chemijos, biologijos ir dalies matematikos vadovėlių nebus ir ateinančiais mokslo metais. Tiesiog nėra kam vadovėlių rašyti. Domantė Slavinskaitė plačiau. Pagal atnaujintą švietimo programą pernai rugsėjį be dalies vadovėlių mokytis pradėjo nelyginės klasės. Šį rugsėjį programa bus atnaujinta lyginėms klasėms. Kad visi vadovėliai mokyklas pasieks šiemet jau nebežadama. Pernai ypač trūko matematikos vadovėlių. Šiemet jų neturės 8-okai ir 12-okai. Vienu metu mes kartais dirbdavom iš 2-3 vadovėlių. Negana to, temos buvo ne visiškai tinkamai išdėstytos pagal naujasias programas, todėl mums reikėdavo fragmentus paimti iš atskirų temų. Papildomos literatūros pagal atnaujintas programas tikrai trūksta, užduočių trūksta, kontrolinių darbų rengimas visas gula ant mokytojo pečių, nes negali pasinaudoti jokiais ankstesniais darbais. Ministerija teisinasi, kad žadėti atnaujinti vadovėliai neatsirado, nes jų reikia išleisti apie 3 milijonus, o vadovėlių autorių masiškai trūksta. Ekspertų grupės yra suburtos, tik tai jos tiesiog fiziškai nėra pajėgios vienu metu rengti, pavyzdžiui, vadovėlį 8, 9 ir 10 klasiai. Tai yra iš esmės jos parengė vienai klasiai, imasi naujo vadovėlio rinkimo aukštesniai klasiai. Pernai mes išleidom 5 klasę, lietuviškus ir lenkiškus. Šiemet jau leidžiam 4 klases, tai kaip minėjau, 5, 6, 7, 9 ir 10. Tai pasistumėjom gerokai. Matematikos vadovėlius leidžia tik 2 leidyklos iš 4. Gerų autorių skaičius toks rinkoje, kad galima ant vienos, kartais geriausiu atveju 2 rankų pirštų suskaičiuoti. Taip kad, jeigu tie, kurie yra žvaigždės, jie rašo vadovėlius konkurentam, užsiauginti žvaigždės irgi reikia laiko, o rašyti bet ką, tikrai mes nenorim. Leidėjai atkreipia dėmesį, kad vadovėlių problema atsirado ir dėl kitos priežasties. Programos buvo patvirtintos vėlai, mes visi žinom, dėl to vėluoja vadovėliai, tai jeigu dar paimsim nepatyrusią autorių, tai paskui patiems bus labai gėda.
Anot ministerijos nuo šio rugsėjo moksleiviai jau turės atnaujintus lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos vadovėlius. Be vadovėlių dar kurį laiką teks mokytis fizikos, biologijos ir chemijos. Tai yra visokių pseudo, tokių aiškintojų, kad laikai pasikeitė, vadovėlių nebereikia, vaikai mokosi iš bet kur, iš interneto, iš ko tik nori. Ne, niekada nesutiksiu. Ministerija ramina, kad vietoje vadovėlių mokytojams suteiks daugiau egzaminų ir tarpinių patikrinimų pavyzdžių. Kad mokytojai matytų įvairovę ir kokio tipo yra klausimai ir kokio tipo užduotis, tai tas iš tiesų padeda mokytojui jausti ritmą, kokiu ritmu, kokiu tempu, kokiu gyriu jam tam tikras temas reikėtų mokyti. Paskutinį kartą ugdymo programa buvo atnaujinta prieš 16 metų. Anot ministerijos, tada nauji vadovėliai buvo išspausdinti per 4 metus. Panašus laikas numatomas ir šį kartą. Žadama, kad visi reikiami vadovėliai atsiras iki 2026-ųjų. Jiems įsigyti ministerija šiemet skiria beveik 24 milijonus eurų. Domantė Slavinskaitė. Просто потому, что не было тебя, не смогла сказать тебе, что я тая. Долгою зимой и чистою весной было очень плохо без тебя одной. Kalmadı çet. Benim o sattığım araba vardı ya, BMW vardı ya, kabriolet ustacıq. Ondan benim geçmişte kalan cezalarım çıktı ortaya. O da üst üste yığılıp bugün gittim hamısını verdim. Hamısını verdim. Geçmiş. Ben olmayan arabanın cezalarını verdim bugün. Olmayan arabanın. Bir de niye? Arabanın şimdiki sahibine gidiyordu cezalar. Şimdiki sahibine gitseydi keşke. Bana geldi cezalar. Bir de ben yurt dışında yaşadığım için cezanın SMS olarak ceza mənə gelmediği için görmemişim. O da arta gedifti. Ve dediler ki eğer dediler bu bir daha biraz da sürseydi dediler zamanı ehliyetini elinden alacaktılar dediler. Ben az kalsın ehliyeti yeniden almak zorunda kalacağıydım. Sonra da yeniden sınava girirsen bilirsen. Olsun, yine alırdın. Yo, hiç girebilmərəm. Ben ehliyet alanda 17 yaşım var idi. Tam 12 yıl bundan önce. 12 yıl. O da 17 yaşına mı ehliyet veriyor? He, eğer ailenin izin imzası varsa 17 yaşında verirler. Aa, iyiymiş ha. Burada öyle değil. Verirler derken sınavlardan geçirsen bayağı zor sınavlar. Ben geçmiştim daha. Chat ekranı tıklayabilir misin? Ya Nihan'ın ehliyet şeyine daldık, unuttuk Can Özgür hepsini. Biz de Özgür hepsini unuttuk. Oy ama eldivenimiz... Burada da mı veriyorlar? Burada da veriyorlarmış. Niye öyle? Haberim yok canlar. Eldivenimiz var. Chat eldivenimiz var. Son 30 saniye baş gelsin. Ay ağrı kesici. Sen ağrı kesici. Benim ehliyetim var. A1, B2, C3, D15 hepsi var. Rahat olun. Yok ki hiçbiri yok. Hiçbir ehliyeti yoktu. Vallahi var. Hiç arabanın kaç tekeri var onu da bilmiyor. 16 nasıl bilmiyorum. O görsen. Seyfa teşekkürler. Var ehliyetim var. Kullanmayı bilirsen. Ya uçak bile kullanan kıza araba kullanmayı biliyor musun? Bu soru nedir ya? Bu soru Sen neden şişse? Sen ömründe uçak görmüşsen uçak kullanacaksın. Niye? Sen bir gün benim sağ koltuğuma otur. Tamam mı? Sadece sağ koltuğuma bir kere otur. Tamam. Önce ben oturum sonra sen benim sağ koltuğuma otur. Tamam. Tamam. Ya da sen öz sol koltuğunda otur. Ben de özümün sol koltuğumda otururum. Bence bir yarış yapak ikimiz. Anahtarına. Tamam la, bunu bir gün yapacağız sana, tamam mı? Tamam ulan, yapmayan senin gibi olsun. Yapmayan benim gibi olursa olmak istersin. Yapmayan senin gibi olsun. Bir dakika bile duramam. Sevdim güzel hatunum, çıtır kandı bek bebek, babalar hazır.
20 saniyeden sonra eldiveni bas gelsin. Bas gelsin. Caner son 40 saniye bırakma bas. Zana biz seni lafta yenmiyoruz. PK'da yeniyoruz kardeş. Bas gelsin. Kardeş bu puanla mı kardeş? Evet şimdi puanı göstereceğim sana. Baş gelsin chat. Baş gelsin eldiven geldi. Bırakma Caner son 10 saniye. Karanlık teşekkür ederim. Karşı taraf bize gıcık oldu chat yemin edeceğim. İnşallah atmazlar pusu. Eldiven var. Son 10 saniye. Bırakma. Ağrı kesici tuttu. Bak görürsen eldiven senin diye tuttu. Görürsen ben. Atma. Başardın ya. Yes. Твои глаза океан, в котором я тону, твоя улыбка солнце, наши сердца бьются в такт, и только если так, хочу всегда быть рядом. She don't know a damn thing about love. She don't know a damn thing at all. Just 1 minute she's the one, the next you really never know. Girls these days, what's next, what's that, what's up? The sky with Why you do it so cold? I'm the realest ever, yeah. That's what I've been told. Killing this shit since 1994. Got everybody in the club dancing on their own. supersonic, push up on it right in your ear. I got that supersonic starship coming right over here. Nesino me stalvateren, marbidi siri danero. Vorbești fiu de nu. Jo nuk e dinte aj se shumë unë e pëlqeja gjithmonë ma ka thonë se ne shok jena. Your parents are upper middle class. No, they're not. Jordan, they are. They teach at a university. It's... Да чё ты прыгай в тачечку, малыш, не бойся. Тетя не обидит мальчика, не беспокойся. Матушка меня просила привезти ей зятя. Да я шучу, ты чё не купишь дядю? На моечку заедем, полезай в машинку. Не, чё ты ходишь тогда? Hər bir Sabirabadlı fəxr eləyir ki, onun doğulduğu yerdir Sabirabad. Sabirabadın öz adına görə öz resi vardır. Bu adı həmişə qoruyub bizim damaha. Heç kimin qabağında diz çökmərik biz. Həyatda tək qorxduğumuz yaradandır. Kişilər dahillar olan ünvana, despantovların girişi qadağandır. Danışan vaxtdır. Na 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 na